Gavom pirmą štampą. Pradedam žygiuoti šiandieną Camino Portugues. Radom pirmą ženklą. Bad is coming towards us. This is the storm. Zena užmatė pirmą kriauklį šiandienos. Gana nuobodus pirmas kilometras. Toks štai vaizdas. Bet vandenynas visai gražu. Degantis laivas. Čia per kažkokį tiltą perėsi. Lyg ir upė, bet man atrodo kanalas. O gal ir upė. Do you think it's a river or a canal? I think it's a river though. Oh, it's 1,506 to Paris and only 187 to Santiago. Uhu! Lietuvišką vėliavą radom. O, dar vieną radom, žin. Amerikietišką didžiausią. Kažkas įjungia saulę šiandien. Tikėkime visą dieną tai bus. Radom kažkokį maišelį su tualetiniais reikmenimis, nepradarytus. Tai pasiėmėm, sunaudosim. Kavos. Pertraukėlė. Grįžtam į kelią. Labai daug žygiuotojų šiandien palygint su vakar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I think I see 7. No, 8. Yeah, there are 8 at least. Šiandien pradėjom kažkur čia ir žygiuojam palei vandenį. Dabar esam čia ir toliau į šiaurę varysim. Lazdynų riešutai ir pieniškas šokoladas. Per kažkur reikia čia nusukti dešinę ir paskui vėl susijungsim su kažkokiu keliu ir varysim palei vandenį beveik. Dar kokį, nežinau, 20 km. Oh, no, the path continues. I thought we will need to walk here. Šiaip tai buvo nemažai lietaus, bet išlindo vėl saulė. Tai linksma. How are you? Great. Good reviews. Good reviews. Truputį nuklydom nuo kelio, jau buvom kitame take. Bet radom sujungimą atgal su pajūrio taku. Yay, we're connected to the coastal road again. Pusiau pietus čia. Esam šitame take dabar Litoral Norte, kuriame žymiai mažiau žmonių nei prieš tai, kai buvom tame pagrindinėme kelyje, kuris vadinasi Kostal. Bet mes grįšime į Kostalą vėl už poros minučių.
-13,2. Pradėjo vėl lyti, nors ką tik saulėje deginomės. Tuoj būsim Apuja miestelėje. Stojam kavinėje. Toks vaizdas laukia. O mes valgysim kažkokį tai bandelį. 2 kavos, mineralinis ir nealkoholinis alus. Jei kam įdomu kokia temperatūra, tai rašo 12 laipsnių, bet jaučiasi kaip 6. Ir iš tikrųjų nėra šilta. Bandysim gauti štampą šitą bažnyčią. Negavom štampą, bet uždegėm 2 žvakutės bažnyčiai, tai 50 centų paukojam. Turgus tenai. Einu pažiūrėti turgų. Dėja. Prisipirkam kažkokių visokių vaisių. Šitas net nežinom, kas čia yra. Paragausim. Perfect place for a picnic. Prohibited. No entrance. But there is a table for picnic. Rain is coming again though. Bandysim pavalgyti čia. Viskas portugališkai, bet aš suprantu, kad sopa de legumes yra daržovių sriuba, o visa kita neaišku. Čia mano sriuba, o čia Zena gavo kažkokius tai keptus žuvies gabaliukus ir tenai po dešinę kažkokią tai sriubą su ryžiais. Pavalgiam ką tik. How was your food, Zena? Radome kažkokį albergą, kuris yra už 8 km. Tai dabar žygiuosim kažkiek dar palei vandenyną ir paskui perėsim iki Fao miestelio ir per tiltą ir dar kokie 5 km iki albergo. Is there some cherry farm there? I already filmed enough for myself. Ant žemėlapio rodo, kad šitas kelias uždarytas, bet man atrodo, mes peškom perėsim vis tiek. Dar liko apie 3 ar 4 km iki ten, kur mes einam nakvot, jeigu bus vietos apsistoti tenai. Prieš akis begalinė, bandysim nusipirkti dujų, kad galėtumėm valgyti, išsivirti patys. Nereikėtų mokėti po 15 eurų už patiekalą. Degalinė neturėjo dujų, tai turėsim vėl valgyti restorane šiąnakt. Esame va šitame miestelį. Čia jau centras. Ir iš bažnyčios girdžiasi giedojimas. Ne, čia iš kolonėlis. We're walking on a purple carpet. You want to get a shot? And we could get sticks. It's cheaper here. You buy 2 euros. Oh, I could buy one for 2 euros. Should I get it? Yes. Okay, I'm gonna get one. Dar apie 3 km liko žygiuoti iki albergo, kuriame nežinome, ar bus vietos. Kojas skauda jau.
Dar liko apie kilometras iki nakvynės. Jei bus vietas. Šitaip atrodo mūsų kambarys. Gavom du pagalvius, bet nėra jokio žalkalo ir neturi popierinių žalkalų, tai gausim užsidėti kažkokį pliusoną ant pagalvius miegant. Čia toks kiemas. Šiandienos vakarienė. Tofu kažkoks, sojos kažkoks, tai faršas turbūt ir lęšiai. O čia desertui. Na čia dar kažkokie krekeriai prie šitų dalykų. Toks lietus užėjo dabar, kai grįžom iš parduotuvės. Now this is the craziest rain I think I've seen in a long time.